Ja, når vi da skal spise sushi, så må vi ha noe å spise da, så vi får trylle litt. Thomas! Ja, Thomas er mannen. Hello. Hei, Thomas. Good appetite. Takk skal du ha. You like it? Dette må vi lære folk å lage. Okay, follow me. I show you. Heng med, folkens! Sveiki, aš esu sushi virėjas ir šiandien pamokinsiu jūs gaminti sushi. Šiandienai mums reikės sushi ryžių, ungurio rūkytą, virtų krevečių, lašišos, tūno, citrinos, avokado, agurko, žuvų skraidolių ikrų, lašišos ikrų, sojos, imbiero, wasabi, krienų japoniškų, sezamo sėklų, teriyaki padažo, nori dumblių bei įrankių, lentelės, sukimo kilimėlio ir peilio. Tad pradėsiu gaminti nuo paprasčiausio sushi. Dabar gaminsiu tekamaki su tūnu. Iš pat pradžio atsipjauname tūną. Įmame nori dumblį kilimėlį. Ir dedame ant kilimėlį. Įmame apie 80 gramų ryžių. Ir klojame juos ant nori dumblio. Būtinai čia reikia palikti apie centimetrą išlindusio nori dumblio, kad mums tiesiog vėliau sukant sushi jisai susiviniotų. Dedame tūną. Ir sukame. Sušlapiname tą centimetrą nori dumblio, kuris buvo likęs su vandeniu. Ir tokiais spaudžiamaisiais judesiais susukame iki galo jį. Galime apverti atgal dar pasukčiai. Štai gaunas mums toksai ritinėlis. Jau pjaustimas. Susišlapiname peilio galiuką ir palenkime peilį, kad vanduo nuridėtų per visą ašmenį. Ir pjauname per patį centrą sušio. Galiukus nupjauname, pastoviai nusivalyti. Supjaustę suši paverčiame taip, kaip šonus paverčiame dažniausiai ir dedame ant savo inventorius, kokį turite. Įdedame dar imbiero. Jis atgaivina receptorius po kiekvieno skirtingo suši ir purškime šiek tiek wasabi. Ir be abejo soja. Skanaus. Ja, folkens, da har dere lært hvordan dere lager sushi, hvordan blir den beste sushi-kokken. Vel bekomme!